Visa pinigais paremta ir materializmo orientuota visuomenė yra klaidinga visuomenė. Po 10 ar 15 metų mūsų visuomenė istorija įsirašys kaip prasčiausias žmogaus kūrinys. Mes turime smegenis, žinių, technologijų ir visas galimybės sukurti visiškai naują civilizaciją. Jūs manot, kad mes išmokstam konkurencijos ir kad tai nėra įgimta savybė? Ne, konkurencija yra pavojinga, socialiai žalinga, tačiau jūsų visuomeniai priimta, lyg tai būtų normalu, nes jūs buvote užauginti tokiai vertybių sistemai. Kokią konkurenciją Jėzus turėjo? Kokia konkurencija yra jūsų kūne? Tarkim, jūsų smegenis pasakytų, aš esu svarbiausias organas, o plaučiai atsakytų, ne, tai aš svarbiausias. Tu išnyktum nuo žemės paviršiaus, jei kiekvienas organas pradėtų dirbti tik dėl savęs. Venus projektas nepriklauso jokioms vyriausybėms, privačioms įmonėms. Mes turime padaryti šį dalyką. Taip kaip automobiliai pašalino karetas, taip kaip televizija pašalino judančius paveikslėlius. Technologijų istorija neklausė jokių visuomenių, jokių asmeninių nuomonių, tačiau visada judėjo pirmyn, todėl mes turime būti pasiruošę priimti ateitį. Jūsų miestuose nėra jokių miesto merų, nėra jokių merų, nėra jokių politikų ir neturite pildyti jokių formų, kad galėtumėte eiti meno, muzikos, kultūros centrus ir jame galite mokytis universitetuose, išgalit ar ne. Jūs neprivalote naudotis jokia šiandien egzistuojančia sistema. Leiskit man aiškiai pasakyti tai. Jūs turite bamperius automobilių priekyje ir vieną gale, bet jūsų visuomenėje mašinos atsitrenkia ir iš šonus. Turite saugos diržus savo mašinoje, kad apsisaugotumėte, jei kas nors atsitrenktų į priekį ar į galą, bet jei atsitrenkia į šoną, jūsų galva lekia tiesiai į šoninį stiklą. Kas projektavo šios dalykus? Jie buvo suprojektuoti žmogaus su protinė negalia. Jūs turite suprojektuoti visuomenę, kurioje mašinų bamperis aplinkui visą mašiną, pašalinti vairuojančių žmonės, turite įrengti elektros jutimo įrenginius arba visiškai nuo pamatų perprojektuoti visą transporto sistemą. Mes turime padaryti tai, kaip tai padarėme siųsdami žmogų į kosmosą. Turime spręsti visuomenės problemas. Mes norime atsikratyti politikos. Mes norime atsikratyti pasenusių problemų sprendimo metodų. Tai švarios energijos šaltinis. Panaudojus natūralią žemės šilumą, tai vulkaninė energija su išsilydžiusia lava po žeme. Tokių yra kažkur 500. Jei panaudotume ugnikalnį Havajuose, kuris vadinasi Mount Aloha, mes galime išgauti pakankamai energijos aprūpinti elektrą visą pasaulį. Galime išgauti pakankamai energijos vien iš šio vulkano. Turime 500 potencialių, kuriuos galime panaudoti. Galime naudoti jos natūralų karštį. Jokio smogo, jokių dūmų, jokio purvo, jokių dujų, jokių degalų, jokių naftos išsiliejimų ir daugiau jokio kuro deginimo miestuose, kad generuoti energiją. Jei Japonija naudotų Fujiyamą, jiems nereiktų jokio kuro. Visas karštis tupi ten. 20 milijonų metų energijos patiems po kojomis. Iš esmės jums nereikia naudoti net branduolinės energijos. Ir ją lengva išgauti, ir išvari bei lengvai prieinama. Kuo greičiau mes atsibusime, kad geriau naudoti žiniomis nei ginklais, paralyžuojančiomis dujomis, naudoti žemės jėgą, kuri yra po mūsų kojomis. Užimtų tik 10 metų pakeisti visą žemės paviršių, paversi jį antruoju Edeno sodu, pasirinkimas jūsų. Ginklų tobulinimo vienas kito žudimui kvailumas, bandymai spręsti problemas politiškai, išrenkant tą politinę partiją ar kitą politinę partiją, tačiau visi politikai iš esmės yra paskendę korupcijoje. Leiskit man pakartoti, komunizmas, socializmas, fašizmas, demokratai, liberalai, mes norime apsaugoti žmones. Moterų teisės. Visos organizacijos, kurios mums žada gerą gyvenimą, nėra juodaodžių problemų, ar lenkų problemų, ar žydų problemų, ar graikų problemų, ar moterų problemų, visa tai žmonių problemos. Prisijunkit prie Venus projekto, darykit, ką sugebat ir funkcionuokit. Jokios populiacijos kontrolės. Populiacijos kontrolė priklauso nuo švietimo. Mes tikime, jog apsišvietusiai populiacijai nereikalinga jokia kontrolė.